Sveiki visi, aš esu Mikas Kurkauskas, dirbu įmonėje BlueBridge kibernetinio saugumo inžinieriumi. Na ir šiandieną pašnekėsim apie kiek rečiau girdimą paslaugą negu pentestai, tačiau tikrai naudinga ir vertinga organizacijos saugumui paslauga Retimingas. Tai pristatymo metu šnekėsim apie hakerius, hakerių vykdomas veiklas, pasidalinsime tikromis istorijomis, kaip mes BlueBridge hakinam klientus. Aišku, viskas legaliai su klientų sutikimu, jie pirko tai kaip paslaugą. Na ir galiausiai bandysim atsakyti klausimą, kodėl puolimas yra geriausia gynyba. Tai visų pirma, iš kur atsirado tas pavadinimas Red Teamas. Turbūt jau esate girdėję, kad yra dvi komandas. Yra raudonoji komanda, mėlynoji komanda. Red Teamas ir Blue Teamas. Tai iš tikrųjų šie paskirstimai, šie terminai atsirado dar gerokai prieš informacinės technologijas, prieš kibernetinius saugumus. Tai atsirado šaltojo karo laiku, kai amerikiečiai sugalvojo raudoną ir mėlyną komandas. Tai karinių pratybų metu amerikiečiai raudoną komandą paskirdavo karius, kurie simuliuodavo priešą, tai dažniausiai būdavo sovietai, o į mėlyną komandą tuos karius, kurie gindavosi ir tiesiog simuliuodavo tikras situacijas, kurios galėtų atsitikti kare tam, kad būtų pasiruošę. Tai lygiai tas pats ir kibernetinėme saugume. Mes turim raudoną komandą, tai specialistus, kurie simuliuoja tikras hakerių grupuotės, simuliuoja tikrus veiksmus, kuriuos atlieka tos hakerių grupuotės, ir bando užpulti organizaciją. O mėlynoji komanda tai visi IT specialistai, saugumo analitikai, tie darbuotojai, kurie bando aptikti bei užkardyti kažkokias tais identifikuotas grėsmes, bei sustabdyti raudonosios komandos puolimą. Prieš pradedant gilintis į temą, tai visada man patinka atsakyti klausimą, kam man šito reikia. Tai kodėl šita paslauga yra svarbi ir aktuali šiomis dienomis. Tai nepaslaptis, kad didžiosios pasaulio šalis, tokios kaip Rusija, Amerika, Šiaurės Korėja, Kinija, turi valstybės samdomas hakerių grupuotės, kurios yra labai pavojingos, todėl nes turi neribotus finansinius resursus, tiesiog yra daug skiriama pinigų į tas grupuotės, kad jos vykdytų nusikaltimus, galime ir taip pavadinti, prieš kitas dažniausiai priešiškas šalis. Tai mums Lietuvai, mes Lietuvai irgi turime tokią šalį, tai yra Rusija, iš kurios pusės susilaukėme labai daug atakų kiekvienais metais. Tai reikia būti tam pasiruošusiam, reikia pažinti savo priešą, žinoti, kokias technikas bei taktikas jisai naudoja tam, kad būti pasiruošus tai dienai X. Taip pat nepaslaptis, kad įstatymai, įvairūs reglamentai, BDR, NIS2, PCI DSS bei begalė kitų organizacijas įpareigoja turėti, konfigūruoti, įsigyti atitinkamus įrankius, ugnesinės, ADR-us, XDR-us, antivirusinės, atsarginių kopijų sprendimus, bei begalė kitų, bet kas žino, kas patikrins, ar tie sprendimai tikrai suveiks, kai vyksta kibernetinė ataka. Tai raudonosios komandos pratybų metu mes tokius dalykus ir atliekame, mes inicijuojame tikrą ataką ir žiūrime, kaip tos visos technologijos yra sukonfigūruotos ir ar jos suveikia ar nesuveikia. Taip pat turbūt ne pirmą kartą esat girdėję tokį teiginį, kad žmogus yra ta silpniausia grandis, jeigu mes šnekame apie kibernetinį saugumą, tai daugeliu atveju yra daug lengviau apgauti žmogų negu technologijas, ar ne, tai nereikia susitelkti kažkokią tais vieną pusę, investuoti arba tik tais į technologijas, arba tik tais į žmonės. Reikia žiūrėti visiškai visą grandinę ir tokios pratybos jos apima tiek žmonės, tiek procesus, tiek technologijas, bei visus kitus dalykus. Tiesiog leidžia pasižiūrėti, kas atsitiks su organizacija, kai ateis ta diena X.
Taip pat vertinant statistiką, kas 3 sekundės pasaulyje yra vykdoma, įvyksta kibernetinė ataka, tai tiesiog išlieka klausimas ne ar mūsų organizacija kažkas užpuls, kažkas nuhakins, o tiesiog kada tai įvyks, ir reikia būti tam pasiruošus. Labai daugelis specialistų, įvairaus tipo darbuotojų, tarp jų ir kibernetinio saugumo specialistų, kurie nedirba grinai su įsilaužimų testavimais, angliškai penetration tests arba sutrumpinimas pentestais ir red teamingu, dažnai sumaišo šias dvi panašias, bet tuo pačiu ir skirtingas paslaugas. Tai labai svarbu jas atskirti, jos abi yra labai reikalingos, bet jos abi yra skirtingos. Tai įsilaužimų testavimas arba sutrumpintai labai dažnai sutinkamas ir vadinamas pentestais. Tai yra paslauga, kurią mes rekomenduojame organizacijoms pasidaryti pirmiausiai, kurios tikslas yra paimti kažkokią tais dažniausiai limituotą apimtį, sakykime, web aplikaciją, bei atrasti joje kuo daugiau pažeidžiamumų. Taip, kai mes atliekame įsilaužimų testavimą, mes testuojame pačią aplikaciją, mes netestuojame žmonių, mes netestuojame kažkokių papildomų apsaugos technologijų, kaip Web Application Firewallas, tarkime. Ir labai dažnai mes kliento prašome, kad praleistų mūsų kažkokį tai srautą, neblokuotų kažkokį tai kenksmingo srauto tam, kad mes galėtumėm atrasti kuo daugiau pažeidžiamumų tame taikinyje. Iš kitos pusės Red Teamas. Red Teamo paslaugą mes testuojame viską. Mes testuojame organizacijos apsaugas, mes testuojame žmonės, mes testuojame procesus. Tai atliekant Red Teamo paslaugą mes mėgstam tą vadinamą netikėtumo faktorių. Tai reiškia, kad apie tą pačią paslaugą, apie tą patį projektą yra informuojami maksimum keli žmonės iš organizacijos. Neinformuojami visiškai jokie kiti skyriai, net IT specialistai. Jeigu organizacija turi SOCO komandą, tai SOCO komanda taip pat nėra informuojama, nes tai jai labai gera pamoka, labai geros pratybos. Visi likę darbuotojai taip pat nėra informuojami. Ir mes tiesiog inicijuojame tikrą kibernetinę ataką, bandome paveikti kažkokį tais organizacijos svarbų turtą, jį pasiekti, galbūt kažkaip pakeisti, ar padaryti kažkokius dalykus, kuriuos sutarėme, kad padarysime su klientu. Tai kaip jau ir išsiaiškinom praeitoje skaidrėje, Red Teamingas yra pratybos, yra simuliacija tikros kibernetinės atakos. Ir šių pratybų pagrindiniai tikslai visų pirma yra didinti darbuotojų budrumą. Tai didinti darbuotojų budrumą tokiems dalykams kaip socialinės inžinerijos atakos. Ir tai gali būti labai įvairaus tipo socialinės inžinerijos atakos. Mes dažnai esame pratę girdėti apie phishingo laiškus. Tai aišku, gali būti phishingo laiškai, gali būti kažkoks bandymas apgauti telefonus, skambinant, SMS žinutę per socialinius tinklus. Taip pat galime bandyti įsibrauti per atrastus pažeidžiamumus organizacijos web puslapiuose prieinamuose internete, pasinaudoja kažkokiais tais aptiktais pažeidžiamumais išorinėje kliento infrastruktūroje bei begalė kitų skirtingų būdų. Tai dar toks skirtumas nuo pentesto, kad atliekame tą Red Teamingo paslaugą, tų ribų, apribojimų, kaip mes galime daryti, kokius metodus mes galime taikyti ir naudoti. Jų yra mažiau. Mes turime daugiau laisvės ir galime pasitelkti vaizduotę ir atlikti pagal tai kažkokią tai suplanuotą kibernetinę ataką. Kitas labai svarbus dalykas ir tikslas šio projekto tai yra patikrinti mūsų organizacijos turimų technologijų saugumą, kažkokių priemonių, kurias naudoja firewallai, Web Application Firewallai, ADR, XDR, IDS, APS, atsarginių kopijų atstatymo sprendimai, žodžiu, visos krūvos technologijas. Atliekant kibernetinę ataką mes
bandome apeiti šias saugumui skirtas technologijas, kad jos mūsų nepastebėtų, kad neužkardytų veiksmų, kuriuos mes atliekame. Na ir taip jūs pasižiūrite, ar tos technologijos suveikia gerai, ar jos užkardė mūsų ataką, ar apie tai buvo pranešta kažkokiam galbūt tais SOC centrui ar atitinkamiems darbuotojams. Tai pasižiūrėti, kaip suveiks jūsų įrankiai kibernetinės atakos metu. Taipogi tai yra labai gera pamoka tam vadinamam SOC-ui. Jeigu organizacija neturi SOC-o, tai tiesiog pasižiūrėti, kaip suveikia procesai, taip pat ir įrankiai, darbuotojai, žmonės dirbantys su tuo, kai yra reaguojama į incidentus, pasižiūrėti, kaip suveikia komunikacija, kaip suveikia reagavimo incidentą procesas, bei kaip to proceso laikosi tam tikri darbuotojai ir ar visa tai matosi kažkokiuose tai įrankiuose, kur turėtų matytis ta kibernetinė ataka. Nu, galiausiai pats paskutinis mūsų tikslas yra pateikti vadovybei realias rizikas, tai grėsmės, kurios kelia didžiausią riziką organizacijai, kaip mums sekėsi atlikti tą kibernetinę ataką, bei kaip jūsų organizacijai sekėsi į tą ataką sureaguoti, bei aišku rekomendacijos, ką dar galima būtų padaryti kitaip, ką galima būtų patobulinti, kad ateityje į tą ataką būtų galima sureaguoti kur kas greičiau bei geriau. Vienas esminių, gal net svarbiausias dalykas atliekant red teamingo paslaugą, tai yra sukurti tinkamą scenarijų. Scenarijus tai yra žingsnis po žingsnio veiksmų seka, kaip mes vykdysime tą ataką. O kad sukurti gerą scenarijų, kaip aš sakau, reikia atlikti tuos pasiruošimo darbus, kur dalį jų mes atliekame kartu su klientu. Tai visų pirma, mes identifikuojame kritinį organizacijos turtą. Tai yra turtą, gali būti kažkokie tais galbūt klientų duomenys, know-how galbūt, kažkokie tais fiziniai galbūt dokumentai ar kiti dalykai, kurių kažkoksai sugadinimas, pakeitimas, paviešinimas ar dar kažkokie kiti dalykai turėtų neigiamą poveikį organizacijai. Tas poveikis gali būti kažkoks reputacinis, finansinis ar dar kažkoksai kitas. Ar ne? Tai žodžiu, išsiaiškinam vietas, kurios organizacijai skaudėtų labiausiai įvykus kibernetiniai atakai. Na ir tai yra mūsų toksai, kaip pasakyti, tikslas, taikinys, į ką mes taikysimės. Kai turime tą tikslą ir taikinį, į ką mes taikysimės, ką mes pulsime, yra svarbu apsibrėžti taisyklės, tai yra apsitarti su klientu, ką mes galime daryti ir ko mes negalime daryti. Jau buvau užsiminęs, kad red teamingo paslauga yra truputį daugiau laisvės turinti, jeigu lyginant su pentestais. Tai šitame žingsnėje mes dažniau apsibrėžiame, ko mes negalime daryti, o ne ką galime daryti ir ko negalime daryti. Na, tiesiog dažnai klientas sako, galbūt mes turime tokias ir tokias labai kritinės sistemas, kurios yra labai senos ir bet kokia žalinga komunikacija, interakcija su jomis potencialiai tas sistemas galėtų nugriauti, dėl ko stotų verslas ir mes nenorime tuo rizikuoti, dėl to geriau šitų sistemų nelieskite. Viskas kitas yra leidžiama. Arba klientas gali sakyti, kad aš galbūt nenoriu, kad jūs gyvai atvyktumėte į mūsų ofiso patalpas ir bandytumėte kažkokius slaptažodžius galbūt surasti ofiso patalpose. Aš noriu, kad visą ataką atliktumėte virtualiai, tiesiog sėdėdami prie kompiuterio ir nesirodydami prie mūsų ofiso galbūt pastato ir ten patalpose. Tai žodžiu, apsibrėžiame, ko negalima daryti ir toliau, kad žinotumėme, ką liesti, ko neliesti vykdant Red Team projektą. Trečias labai svarbus žingsnis yra nustatyti galimas grėsmes. Tai yra nustatyti, kokie dalykai galėtų paveikti tą mūsų identifikuotą kritinę organizacijos turtą. Tai gali būti galbūt kažkokia
ransomware grupuotę, mes tą turtą galime galbūt užšifruoti bandyti, galime bandyti pasiekti tiesiog tą turtą ir jį atsisiųsti pas save į infrastruktūrą, na ir kažkokius kitokius dalykus vėlgi sutartus su klientu atlikti. Įvertinus visą šią informaciją, padarius tos pasiruošiamuosius darbus, mes sukūrėme scenarijų. Tai veiksmų seka, ką po ko mes darysime, kad pasiekti tą mūsų tikslą, kad paveikti kažkaip tą su klientu nustatytą svarbiausią kritinį organizacijos turtą. Nu, dabar ką testuojame kiekviename žingsnė, tai jau sukūrėme tą scenarijų ir dabar kas vyksta kiekvieno žingsnio metu. Tai pirmiausia, iš tikrųjų labai svarbi dalis, pirmas žingsnis yra žvalgyba. Tai žvalgybos metu mes naršome internete, juodajame internete, vadiname dark webas, Telegramo kanaluose, Discordo kanaluose ir, žodžiu, ieškome informacijos apie pačią organizaciją. Mūsų tikslas yra pasidaryti, kaip aš sakau, paveikslą apie organizaciją, apie jos darbuotojus, sužinoti darbuotojų elektroninio pašto adresus, jų vardus, pavardės, specialybės, galbūt ofisų adresus, perskaityti galbūt jų socialinės medijos puslapius, žodžiu, viską, kas mums būtų pravartu sekančiose atakos žingsniuose. Tai taip pat užmiršau paminėti, kad žvalgybos metu mes taip pat bandome surasti tuos vadinamus data leakus, ar ne, tai jeigu, tarkime, darbuotojo elektroninio pašto adresas dalyvavo, buvo kažkur paviešintas, ar ne, prisijungimai prie, tarkime, jo pašto ar kažkokių kitokių sistemų, mes irgi bandome tokią informaciją surinkti tam, kad paskui ją galbūt panaudoti tolimesnės atakos metu. Tai yra realiai tas pats, ką darytų ir tikrieji hakeriai. Antras žingsnis, tai, kaip aš sakau, yra vienos kojos įkėlimas į organizaciją. Tai šio žingsnio metu mes bandome jau gauti kažkokią prieigą prie organizacijos infrastruktūros. Na ir tą prieigą mes galime gauti socialinės inžinerijos atakų metu, phishingo laiškais, mes galime surasti pažeidžiamumą internetinėme puslapyje, jį išnaudoti bei taip įlysti į organizacijos infrastruktūros vidų. Mes galime bandyti patekti į fizinės ofiso patalpas, ten galbūt į kokią serverinės kambariuką nueiti nepastebėtiems ir bandyti savo tolimesnius atakos žingsnius atlikti iš tenai. Na, bei įvairūs kiti dalykai, kas patenka į tą apimtį ir ką mums leidžia daryti aptartos taisyklės su klientu. Tai, žodžiu, pasitelkiam savo vaizduotę ir bandome kažkaip įdėti tą vieną koją, žengti tą pirmą žingsnį į organizacijos vidų. Kai turime tą pradinę prieigą, dažniausiai jos neužtenka tam, kad mes pasiektumėm savo tikslą. Ar ne, sakykime, mes turime prieigą prie kažkokio darbuotojo pašto, bet mums reikia gauti prieigą prie konkrečios sistemos duomenų bazės. Kad tą gauti, mes galbūt turime dar išsiųsti vieną phishingo laišką kažkokiam darbuotojui, tik šiuo atveju jau nuhakinto darbuotojo vardu ir taip judėti viduje tol, kol pasieksime savo tą taikinį, savo tikslą, galbūt kažkokią informacinę sistemą ar duombazę ten, kur yra saugomi tie duomenys, kuriuos mums reikia pasiekti ir kažką su jais padaryti. Kai pasiekėme tą vietą, labai dažnai, ne visais atvejais, bet labai dažnai tiesiog neužtenka paprasto vartotojo teisių, kad atlikti tuos veiksmus, kuriuos mes sutarėme, kad atliksime su klientu, ar ten atsisiųsti tos duomenis, galbūt juos kažkiek pakeisti, ar dar kažkokius kitokius dalykus. Tai mes bandome pakelti teises toje sistemoje, tai reiškia gauti
dažniausiai administratoriaus arba root teises tam, kad galėtumėm atlikti kažkokius tai privilegijuotus veiksmus su tais duomenimis ar kažkokiu kitokiu dalyku, kurį mums reikia paveikti. Na ir kai mes galime tai atlikti, kai mes pasiekėme tą taikinį, kai mes galime atlikti kažkokius pakeitimus ar kitus sutartus dalykus su tuo taikiniu, mes atliekame paskutinį žingsnį, tiesiog įvykdome savo tikslą, paskutinę užduotį. Tai yra tas tikslų pasiekimas. Tam, kad būtų lengviau suprasti patį scenarijų, ar ne, galime paimti kažkokį konkretesnį tai pavyzdį, tarkime, ligoninė, ar ne, yra organizacija ligoninė, na ir mums reikia sugalvoti, sukurti scenarijų. Tai tarkime, mes susėdame su klientu ir visų pirma mes identifikuojame kritinį organizacijos turtą. Tai turbūt labai dažnu atveju kiekvienas su manim sutiktų, kad ligoninės kritinis turtas yra pacientų duomenys, ar ne? Pacientų duomenų praradimas turėtų didelį neigiamą poveikį ligoniniai, reputacinę, finansinę žalą ir taip toliau. Turime taikinį pacientų duomenis, ar ne? Tada apsibrėžiam apimtį ir taisyklės. Tai ligoniniai yra įvairių prietaisų, kurie yra prijungti prie tinklo, kurių negalima sugadinti. Tai yra prietaisai naudojami medicinoje, kurių kažkoks sustabdymas jų veikimo ar sugadinimas, ar tiesiog komunikacija su jais galėtų turėti neigiamą poveikį pačiai ligoniniai. Tiesiog ligoninė galbūt negalėtų atlikti kažkokios tai funkcijos. Sako, nelieskit tų ir tų įrenginių ir negalite patekti gyvai į ligoninės patalpas ir vykdyti tų fizinių atakų įsilaužimo vadinamų. Ir kai atvykstame gyvai, bandome patekti serverinės kambarį. Sako, nedarykite to. Darykite viską iš kompiuterio virtualiai. Nustatome galimas grėsmes. Tai labai normalu ir tiesiog statistika tai rodo, kad ligoninės dažniausia grėsmė ligoniniai, tas priešas pagrindinis yra ransomware grupuotės. Tai yra grupuotės, kurios įsibrauna į vidų, užšifruoja kažkokius tais duomenis, užšifravę duomenis prašo išpirkos. Ar ne? Tai yra pagrindinė grėsmė. Sutarėme grėsmę su klientu ir klientas tiesiog pasako, mums tinka duomenų šifravimas, tik tais, prašau, nešifruokit tikrų pacientų duomenų, nes, jie bus reikalingi, ar ne? Tai vėlgi, kad mes tos visiškai tikros atakos nevykdome, mes prašome kliento, kad sukurtų tą vadinamą dummy data, ar ne, dummy duomenis, netikrus duomenis, kuriuos mes galime užšifruoti. Na ir tada mes paliekame tikruosius duomenis ramybėje ir taikomės į tuos netikrus dummy duomenis. Pasidarom pasiruošimo darbus, paliekame klientą ramybėje, na ir tada sukuriame scenarijų. Scenarijus gali atrodyti taip, tai tas initial fazė, tas pradinis žingsnis, pirma koja organizacijos vidų, gali būti phishingo laiškas, kuriame mes prisegame užkrėstą Wordo dokumentą, kurį atsidarius tiesiog darbuotojas suteiks mums nuotolinę prieigą prie savo kompiuterio. Tą phishingo laišką nusiunčiame administratoriai. Administratorė atsidaro tą phishingo laišką, mes gauname prieigą prie jos kompiuterio, iš jos kompiuterio judame šonu, tai yra ieškome kelio į tą sistemą, kurioje saugomi pacientų duomenis. Randame tą sistemą, jeigu reikia, pasikeliame teises, ieškome būdų pažeidžiamumų pačioje sistemoje, kaip pakelti teises, tarkime, iki administratoriaus arba kažkokios kitokias privilegijas turinčio vartotojo, kad galėtumėm tiesiog atlikti tuos veiksmus, kurios mums reikia, randame tuos dummy duomenis, juos užšifruojame, ir galiausiai parašome ataskaitą, kaip mums sekėsi, kokia grėsmė buvo, kaip organizacija susitvarkė su tam tikromis rizikomis kiekviename žingsnyje.
TTP ir APT simuliacija. Tai truputis teorijos tam, kad būtų lengva ir nesunku suprasti sekančias skaidrės, nes jose tiesiog bus naudojami šitie terminai. Tai APT yra Advanced Persistent Threat arba tiesiog hakerių grupuotės. O TTP yra Tactics, Techniques and Procedures. Tai yra realiai veiksmai, kuriuos atlieka hakerių grupuotės. Ir jūs galit manęs klausti, o iš kur jūs žinot, kokius veiksmus atlieka tos konkrečios hakerių grupuotės? Tai yra tokia nepelno siekianti organizacija pavadinimu MITRE, kuri dokumentuoja tikslius veiksmus, tas taktikas, technikas ir procedūras, kurias atlieka hakerių grupuotės. Ir kuom tai gali padėti šitame projekte? Labai dažnai, ypač jeigu tai yra galbūt kažkoks valstybinio sektoriaus klientas arba fintechai, ligoninės, tokio tipo klientai, jie turi pagrindinius savo priešus. Ta prasme, kad yra tam tikros APT grupuotės arba kitaip hakerių grupuotės, kurios taikosi į ligoninės, yra tam tikros grupuotės, kurios taikosi į fintechus, ligoninės bei kitas tiesiog tokias institucijas. Tai mes galime paimti tas tam tikras grupuotės, ir sukurti scenarijų pagal tas grupuotės. Tai reiškia, kad bandyti apsimesti tomis grupuotėmis ir atlikti veiksmus, kuriuos atliktų tą hakerių grupuotę. Tai tarkime, galime paimti vieną tokį pavyzdėlį, tai APT28 grupė, kitas pavadinimas yra Fancy Bear. Iš pavadinimo turbūt galite suprasti, kad tai yra rusų grupuotė, iš tikrųjų rusų žvalgybos remiama grupuotė, kuri dėl geopolitinių priežasčių hakina joms priešiškas, tai yra šalis ar ne, Baltijos šalis, NATO šalis ir taip toliau, dažniausiai atlieka DDoS atakas, dažnai vagia duomenis valstybės tarnautojų, ir pagrinde kėsinasi į valstybinės institucijas. Jeigu girdėjote per NATO viršūnių suvažiavimą, kai panoramoje vietoj muzikos požeminėje automobilio aikštelėje groja propaganda ir taip pat neveikia pusė valstybinių sistemų, tai buvo čia jų darbelis. Tai galime tiesiog pasimti tokią grupuotę. Žinome, kad šita grupuotė taikosi į valstybinį sektorių, jūs, tarkime, esate valstybinė organizacija, ir mes galime bandyti atkartoti taktikas, technikas ir tas vadinamas procedūras, kurios yra būdingos šitai grupuotei. Tai dabar skaidrėje matote tokią labai didelę griozdišką lentelę. Tai yra būtent šitos hakerių grupuotės naudojamos technikos. Tai yra iš to MITRES karkaso ištraukta nuotrauka, tai yra būtent kokios technikos yra būdingos šitai grupuotei. Tai mes galime tiesiog pasimti šitas technikas, ir bandyti jas pritaikyti, išnaudoti jūsų organizacijai tam, kad būtumėt pasiruošę, jeigu pultų tokio tipo hakerių grupuotė. Assumed breach metodologija. Tai o kas jeigu nepavyksta? O kas jeigu nepavyksta atlikti to pirmo žingsnio, įkelti tos kojos į organizacijos vidų? Sakykime, tą dieną visi darbuotojai yra labai budrus, labai atidus, nepasimaunant phishingo atakų, nieko neįsileidžia į ofisą, galbūt nėra jokių pažeidžiamumų internetiniuose puslapiuose. Ką daryti tada? Tada mes visai rekomenduojame taikyti assumed breach metodologiją. Tai reiškia, kad mes nesustojame tam pirmam žingsnį, nors ir nepavyksta įkelti tos kojos į organizacijos vidų. Mes sakome klientui, jūs šitoje vietoje esate labai geri, šį kartą susitvarkėt, nereiškia, kad susitvarkysite kitą kartą, nes vėl keičiasi technologijos, keičiasi darbuotojai, keičiasi pačios atakos ir jų išnaudojimo būdai. Bet mes sakome, kad jūs šitoje vietoje susitvarkėte, mes tą parašome ataskaitoje ir toliau mes tęsime savo ataką. Tai reiškia, kad klientas mums pakuria kažkokią pradinę prieigą, tarkime, duoda prieigą prie darbuotojo pašto arba kažkokią teisinę turinčią paskyrą kompiuteryje. Ir mes tiesiog bandome judėti toliau
ir žiūrėti, kaip mes galime pasiekti tą tikslą, jau praleidus tą pirmąjį žingsnį. Na, o dabar truputį papasakosiu, kaip mes tvarkėmės su red teamingo užduotimis, projektais ir kaip tai atrodė iš mūsų pusės. Tai reiškia, kaip mes hakinam savo klientus. Vėl pasisakysiu, legaliai klientai patys to norėjo ir pirko iš mūsų paslaugas. Tai abu pavyzdžiai yra kartu panašus, bet tuo pačiu ir skirtingi. Tai panašus yra tuom, kad abiejais atvejais klientas buvo valstybinės institucijos, abi institucijos prižiūri kritinę šalies infrastruktūrą. Kritinė infrastruktūra tai reiškia infrastruktūra, jeigu kažkas jai atsitiktų, būtų kažkokia tais kibernetinė ataka, ar ne, tai greičiausiai poveikį pajustų visa šalis. Tai pirmasis atvejis buvo toks, gal jeigu pradedant taip nuo pat pradžių, susėdome su CTO, tai yra direktoriumi informacinių technologijų kliento, ir jisai mums pasakė, kad aš labai norėčiau, kad tą initial access fazę, tą pradinę fazę, kai mes įkeliam koją organizacijos viduje, pabandytumėte vykdyti fizinėje aplinkoje. Tai reiškia, kad atvyktumėte į mūsų biurą ir bandytumėte į jį įeiti, galbūt gauti kažkokius tais prisijungimus, na ir toliau plėtoti savo ataką. Sakome, gerai, pabandysim. Atakos tikslas buvo gauti prisijungimus prie tam tikros sistemos, kurioje yra saugomi konfidencialūs duomenys. Tai galvojame su komanda, nes niekada nedarome ekspromto, apsitarėme planą A, planą B, kaip darysime, na ir galvojame, kaip čia dabar geriau įsibrauti tą organizacijos vidų. Tai vienas iš planų buvo sukelti gaisro aliarmą visame verslo centre. Na, bet pagalvojame, kad truputį paveiktų ir kitų organizacijų darbuotojus, gal nelabai tinkamas variantas, nes iš tikrųjų jungus gaisro aliarmą verslo centre labai dažnai atsidaro visos duris, neveikia prieigos kontrolė ir tiesiog galima įeiti pro duris ir patekti ten, kur tau reikia. Na, bet pagalvojame, kad per daug gal toks triukšmingas variantas būtų, gal kažką tylesnio galime pabandyti surasti. Kitas variantas buvo pabandyti surasti kažkokį tos organizacijos darbuotoją gatvėje, jį atsitrenkti ir su specialiu įrenginiu nuskenuoti jo praėjimo kortelę, kurią paskui panaudoti patenkant į tą ofisą. Nu, bet galvojame irgi, o tai jeigu bus ne tas darbuotojas, laukti reikia ilgai, stebėti tą organizaciją, galbūt kažką paprastesnio galime sugalvoti. Na ir kitas bendradarbis su tokia idėja atėjo, sako, o žiūrėk, aš galiu būti verslo centro administratorius, nes ten yra verslo centras, daug skirtingų biurų. Verslo centro administratorius sako, aš galiu būti, o tu būk, tarkim, radiatorių taisytojas, nes dažnai biurose sugenda radiatoriai, ventiliatoriai visokie ir taip toliau. Nu, tai yra gan dažna, kad ateina kažkas kažko taisyti. Apsimetė, užsidėjo kepurėlės, lemenės, atėjo iki biuro durų, palaukė 5 minutės, kol duris atidarė darbuotoją ir sako, oi, vaikinukai, užeikite į vidų, jūs turbūt čia ilgai laukėt. Darbuotojai pateko į vidų, mūsų darbuotojai pateko į vidų, ėjo per kabinetus, kol viename iš kabinetų rado prisijungimus prie tos sistemos, kurias paskui panaudojame, jie tiko, prisijungėme prie sistemos ir sėkmingai priėjome tuos duomenis bei dokumentus, kuriuos mums reikėjo pagal tą tikslą prieiti. Ir ėjome per visus kabinetus, darbuotojai patys pradėjo kviestis pas save į kabinetus, sako, ir pas mane šalta, reikia pažiūrėti tos radiatorius, ten apsimetam, kad kažką sukinėjom, kad kažką darom su tais radiatoriais, kol vienas toks akylesnis darbuotojas pastebėjo, kad kažkaip nematyti žmonės, truputį keista ir paprašė pažymėjimų. Tada kolega pasakė, kad čia atliekamas saugumo auditas, tačiau tas darbuotojas, kuris pastebėjo, nepranešė vadovybėje ir niekam kitam, kad buvo atliktas saugumo auditas. Mes grįžome atgal į savo ofisą, turėdami visus prisijungimo duomenis, sėkmingai prisijungėme, kliento vadovybė apie tai nebuvo įspėta ir skaitome, kad
projektas šitoje vietoje mums pasisekė ir pavyko. Kitas pavyzdys truputį kitoks. Šiuo atveju klientas sakė, kad fizinės prieigos zonose atakų nebandykite daryti, galite viską daryti virtualiai. Taigi, bandėme ieškoti pažeidžiamumų web aplikacijose. Neradom. Klientas gerai, ne pirmą kartą atlikęs pentestą, viską pasiupdeitinęs, susipečinęs, pažeidžiamumų neradome. Visos, ką radome, tai gavome prisijungimus prie direktorio paskyros. Kaip tos prisijungimus gavome, išsiuntėme phishingo laišką. Phishingo laiške apsimetėme jų pašto tiekėjais, paprašėme prisijungimų prie pašto, direktorius CEO įvedė prisijungimus. Toliau bandėme prisijungti su tais prisijungimais skirtingose sistemose. Pašte, Teamsuose, CRM, visur nepavyko, ar ne? Visur naudojama dviejų faktorių autentifikacija. Tai reiškia, kad prisijungti kaip ir pavyksta, bet mes neturime antrojo faktoriaus, nes telefonas tai yra pas tikrąjį direktorių. Kol mes nesuradom helpdesko sistemos. Ne? Tai yra užklausų sistema, kurią naudoja darbuotojai, kad pildyti užklausas IT skyriui, IT komandai. Tai va, ta sistema buvo be dviejų faktorių autentifikacijos, mes ten sėkmingai prisijungėme su direktoriaus paskyra, užpildėme užklausą, kad mes pametėm telefoną, aš direktorius pamečiau telefoną, prašau atnaujinti dviejų faktorių autentifikaciją. IT skyrius atnaujino dviejų faktorių autentifikaciją, tačiau nepakeitė telefono numerio. Ar ne? Tai reiškia, kad vis tiek mes negalėjome prisijungti. Tada mes išsiuntėme antrą laišką, šį kartą truputį piktą, sakė, kuriame parašėm, telefonągi pamečiau, tai kaip ir telefono numerio neturiu, tai prašau pakeisti telefono numerį. Na ir nurodėme savo telefono numerį tiesiog. Helpdeskas pakeitė mūsų telefono numerį, mes sėkmingai prisijungėme prie visų sistemų, kur galėjome su direktoriaus elektroninio pašto adresu ir tuo slaptažodžiu. Šį kartą jau turėjome savo dviejų faktorių ir autentifikaciją. Na ir radome prisijungimus prie įvairių sistemų svarbių, tarp jų buvo ir VPN-as, ar ne, tai tiesiog būdas pasiekti vidinę infrastruktūrą iš išorės, VPN prisijungimai ir domeno administratoriaus prisijungimai. Tai realiai panaudoję šios prisijungimus mes galėjome prieiti viską, ką reikėjo organizacijai. Na, tai turėjome aukščiausias vartotojo teisės organizacijoje bei VPN prisijungimus, leidžiančius mums pasiekti vidinę organizacijos vidų. Tai turbūt iš mano pasakojimo nauda organizacijai yra akivaizdi, tai visų pirma yra realus saugumo įvertinimas. Na, tai organizacija pamato, vadovai pamato, bei visi kiti pamato, kaip būtų susitvarkyta su realia kibernetinė ataka. Kaip susitvarkytų paprasti darbuotojai, kaip susitvarkytų vadovai, kaip suveiktų patvirtintos tvarkos, procesai, įrankiai, bei visi kiti dalykai, kurie būtų įtraukti tą kibernetinę ataką ir kurie būtų paveikti tos simuliuojamos kibernetinės atakos. Vadovybei, kas svarbiausia, tai argumentai, kodėl reikia investuoti į kibernetinį saugumą, tai reali kibernetinio saugumo būklė organizacijai, realios rizikos, realios grėsmės bei rekomendacijos, kaip jas užkardyti ir aišku, kas atsitiktų, jeigu tokio tipo ataka būtų nesimuliuojama, o įvykdoma tikrų APT grupuočių. Trečias labai svarbus dalykas, tai yra neatsiejamai geros pratybos SOCO komandai. Jeigu tokią organizaciją turi, jeigu neturi tiesiog IT galbūt komandai arba komandai, kuri reaguoja į incidentus, ar ne, tai SOCO komanda dažniausiai nebūna informuojama ir įspėjama apie tą kibernetinę ataką, būna tiesiog staigmena. Ir tada tu gali pasižiūrėti, kaip suveikia vėlgi SOCO procesai visi, kaip suveikia siemo taisyklės, ar yra alertinami darbuotojai,
kaip elgėsi tie darbuotojai, kaip tyria incidentus, ką daro po incidentų ir taip toliau. Na ir paskutinis dalykas, taip pat labai svarbus, yra patikimumo stiprinimas tarp klientų. To pačio, ko reikalauja ir NIS2 tam tikrais atvejais, ar ne, kad, tarkime, jūsų partneriai būtų atsakingai žiūrėtų kibernetinę saugą, darytųsi auditus ir taip toliau, tai jeigu jūs parodysite, kad jūs atliekate tokio tipo pratybas, kad ruošiatės, kaip pasakyti, tai dienai X, tą patikimumą iš ar savo partnerių, ar klientų tikrai turėsite. Kas atsitinka, kai susijungia dvi spalvos, raudona ir mėlyna, gera ir bloga komanda? Viduriukas violetinė spalva arba vadinamas Purple Teamas. Tai Purple Teamas iš tikrųjų yra toksai kaip tarpininkas tarp raudonos komandos ir mėlynos komandos. Ar ne? Tai Purple Teamas stebi, kas vyksta tose pratybose, stebi, kaip puola raudonoji pusė, tai reiškia, kokias atakas naudoja, technikas naudoja, kas pavyksta raudonai pusė, kas nepavyksta. Ir iš kitos pusės tuo pačiu metu stebi ir mėlynąją pusę, kas vyksta toje pusėje, kaip veikia įrankiai, kaip veikia žmonės, ar aptinka kažkokią tam tikrą raudonos pusės atliktą ataką, ar neaptinka, ar tą ataką užkardo, ar tik tais ją kažkur užlogina. Žodžiu, stebi visus šituos veiksmus, ir paskui juos dokumentuoja. Ir jeigu tokios pratybos yra atliekamos ne vieną kartą, tarkime, mes jas atliekame galbūt kas ketvirtį, tada galima matyti, surinkti tos duomenis ir matyti tikrai naudingą statistiką, tai kaip mūsų pasiruošimas kibernetiniai atakai auga kas ketvirtį, kaip mes tobulėjame, didėjame, tas augimas yra skaičiuojamas pagal tai, kiek mes užblokuojame, užkardome atakų arba tiesiog užloginame, žodžiu, kaip suveikia mūsų visas tas saugumo mechanizmas bendras. Mes galime matyti, kaip suveikia tam tikri mūsų įrankiai, ar ne, tai ar firewallai, DRai, web application firewallai, kurie įrankiai užblokuoja daugiausiai tų pasikesinimų įsilaužti, kurie mažiausiai, kurie tiesiog užlogina, ar ne, tai reiškia, sukuria kažkur įrašą, kurie praneša apie tai kitiems asmenims. Tai realiai pasižiūrėję tokią statistiką, mes vėlgi galime spręsti, į kokiems įrankiams galbūt trūksta kažkokios konfiguracijos papildomos, kurios reikėtų galbūt patobulinti ir taip toliau. Ir taip pat mes galime matyti, kurioms fazėms, hakerių fazėms, čia vėlgi ta pati žvalgyba, pirminė prieiga, kitos fazės mes esame atspariausio, kurioms mums reikėtų dar pasiruošti. Tai vėlgi, kadangi yra dokumentuojama viskas iš raudonosios komandos pusės bei iš mėlynosios, galima matyti tokią statistiką, kur mums reikėtų dar truputį pasistengti, kokius aptikti žingsnius, o kur mes esame visai geri. Ir pabaigti šią prezentaciją norėčiau tokiu palyginimu. Tai kaip ir kariuomenėje kareiviai mokosi šaudyti, nuolatos lavina savo fizinę formą, mokosi išgyventi kažkokiomis tai sunkiomis sąlygomis, galiausiai jie vyksta į poligoną, kur yra simuliuojamas priešas ir mokomasi nuo jo ginti. Tai yra ruošiamasi dienai X. Nes kas iš to, kad atėjus karui kareivis nežinosi, kurią pusę šauti ar kokią poziciją užimti. Tai lygiai tas pats yra ir su kibernetiniu saugumu organizacijose. Labai gerai, kad organizacijos vykdo pentestus, moko darbuotojus atpažinti socialinės inžinerijos atakas, diegiasi įvairius įrankius, firewallus, ADRus, antivirusinės, siemus bei kitus. Galiausiai reikia kibernetinio saugumo pratybų, kur yra simuliuojama tikra kibernetinė ataka, tam, kad pasiruošti tai dienai X. Ačiū, kad klausėte ir klausimų lauksiu elektroniniu paštu.